Sveiki, su pavasariu visus. Pavasarį kogi mums norisi, ogi daugiau saulės, daugiau spalvų, daugiau būti lauke ir Tupperware būtent tai jums ir siūlo. Kovo mėnesio pasiūlymai yra gražūs, spalvingi ir tokie lengvi pavasariški. Kas įvyksta pavasarį parskrenda paukščiai ir taip pat Tupperware turi paukščius ant gražiųjų Optimum dėžučių, kuriuos mes padovanosime visom vakarėlių organizatoriam kovo mėnesį. Ir padėkos dovanėlė už minimalų vakarėlį yra 2 puslitrinės dėžutės, puslitrinės Optimum su paukščiais. Ir Optimum yra vienintelė keturkampių dėžučių serija, kur yra visiškai sandarė. Šiaip sandarios yra tik apvalios dėžutės, nes jų dangteliai yra lankstus ir jos turi savybę užtvaryti sandariai, bet Optimum sukurta taip, jų dangteliai turi silikoninę tarpinę iš abiejų pusių, kad kai mes uždarome, bum, taisyklingai uždarom, kad pilnai atsigultų dangtelis ant dėžutės, mūsų dėžutės užsidariusios 100% sandariai, mes galime dėti jas į rankinę, galima maistą laikyti šaldytuve, galima spintelį, galima duoti vaikam, kad susidėtų savo visus smulkius reikmenis. Taigi štai šitos 2 dėžutės yra padėkos dovanėlė šeimininkė mūsų suorganizuota vakarėlį. Linkiu daug vakarėlių, bet neapsiribokite pirmuoju lygiu, siekite aukštesnio vakarėlio. Nes kai vakarėlis siekia pirmąją pardavimų lygį, tai yra bent 200 eurų, tada vakarėlio šeimininkė gauna padėkos dovanėlę, 2 dėžutės po 1,3 litro ir dargi 1,5 litro apvaliąją dėžutę. Šauni dovana, bet jūs matot ant mano stalo dar yra dėžučių būtent su tokiais pat piešinukais. Ir kai vakarėlis siekia antrą lygį, tai yra bent 300 eurų pardavimų, tada vakarėlių šeimininkė gauna dovanų visą štai šitą rinkinį, kurį aš turiu savo rankose. Tai 2 pusantro litro, 2 po pusę litro, 2 po 1,3 litro ir 2 po 1,1 litro dėžutės. Man atrodo, kad tai šauni dovana ir tikrai verta kviestis drauges, smagiai praleisti vakarą ar popietę ar rytą ir savo padovanoti štai tokį šaunų rinkinuką. O kokius mes turime pasiūlymus? Mes turime labai daug įvairiausių dydžių ir įvairiausių formų eko butelių. Ir jeigu pasižiūrėtumėm tai, kad mes labai dažnai perkam paprasčiausią vandenį vienkartiniam butelį, jį išgeriam ir išmetam, vėl nuperkam, išgeriam ir išmetam. Žinoma, jeigu mes norime gazuoto vandens, nėra pasirinkimo jo prileisti iš krano. Arba įsitaisykit sifoną ir galėsit paprastą vandenį užgazuoti. Bet jeigu mes gerime paprastą vandenį, iš tikrųjų nuostabus vanduo bėga iš mūsų kranų ir mes galime elementariausiai prisipildyti daugkartinį buteliuką, tuo pačiu sutaupydami labai daug savo pinigų ir tuo pačiu saugodami savo gamtą. Nes paskaičiuokite, net jeigu mes išmestumėm tik po 1 butelį per savaitę, atrodytų, kas čia yra vienas vienkartinis butelis per savaitę. Per metus tai būtų 52, per 60 metų tai būtų virš 3000 butelių, tai didžiulė krūva šiukšlių, kurios paskui gula į mūsų gamtą ir mesgi vėlgi tai suvartojame kažkokiu tai būdu ir tai jau nėra labai sveika mūsų sveikatai ir mūsų gamtai. Taigi, kokius rinkinukus mes turime? Man labai simpatiškas va štai šitas važydras, tokia įdomi dėžutė ir pusės litro sandarių užsukamų buteliukų. Užsukami buteliukai be vožtuvo labai patogu, jeigu jums reikia dėti į rankinę, į vaiko kuprinę, nes jeigu buteliukas turi vožtuvą ir mes bet kaip įmesim į kuprinę arba į rankinę, gali užkliūti, kur iš piniginės ar už knygos ir atsidaryti ir vanduo išsilieti. Tokiam buteliukė tikrai niekas neįsilies, mes saugiai galime susipilti ir įsidėti. Kaipgi atrodo mūsų dėžutė? Jis yra tokia didelė apvali ir kurta hamburgeriam. Arba sumuštiniam, jeigu mes paimtumėm apvalią bandelę, uždėtumėm kotletą, uždėtumėm agurko, pomidoro, salotos, vėlgi ant viršaus bandelę, uždarytumėm, o į mažą indelį galima įsidėti padažą, nes jeigu iškart padažą įdėsime į sumuštinį, jisai paprasčiausiai ims ir suminkštės. Bet jeigu norite pavasarį šiek tiek sveikiau pasimaitinti, čia galite prisipjaustyti morkų, o į indelį įsidėti pesto padažo ir tada sveikai sugriaužti savo morką su pesto padažu, užsigerti vandeniu ar vandenį su citrina, ar šalta arbata, ar sultim, ar kitų gėrimų, kurį susipilsite į buteliuką ir skaniausiai užkandžiauti. Taigi čia yra šaltiem ir šalia spalviškai taip pat labai suderintas rinkinukas yra karštiesiems mūsų dalykams, karštam maistui ir karštiem gėrimam. Mano rankose dabar yra termopuodelis 360 ml talpos su sandariu dangteliu.
Bei jūs galite susipilti savo arbatą, savo kavą, kakavą, arba vasarą šaltą gėrimą, jeigu nenorite, kad jis taip greitai atšiltų, užsukti ir paprasčiausiai atidarius vožtuvą jūs skaniausiai galėsite gerti. Tai ne termosas jums neišlaikys karšto gėrimo 2, 3 ar 4 valandas, bet valandos bėgyje pasidarę gėrimą jūs galėsite puikiausiai savo gurkšnoti. Jis labai patogus, pavyzdžiui, jeigu jūs skubate ir nespėjote ryte išgerti kavos, arba išgerėte vieną puodelį ir norite antro, tokį galite paimti su savimi mašiną, jis patoviai statosi į mašinos butelio laikiklį. Arba jūs darbe pasidarėte kavą ir lėtai gurkšnojate, irgi puikiai tiks į termopuodelį. Arba jūs sustojate benzino kolonėlį ir norite nusipirkti kavos, pilkite į daugkartinį puodelį, jūs išvengsite rizikos apsipilti geriant ir plus taip pat saugosite gamtą. Taigi mūsų termopuodelis ir 400 ml indelis, kuris skirtas maistui pašildyti mikrobangiai. Mes užsidedame šaltą maistą, uždarytų vožtuvų nusinešam kažkur arba paliekam kam nors pietus ir norėdami šildyti mes darome vožtuvą ir dedame porai minučių 600 W galingumu ir mūsų maistas yra puikiausiai pašilęs. Taigi turime 2 šaunius rinkinukus, spalviškai gražiai suderintus, karštiem ir šaltiem. Dargi turime nuostabių buteliukų. Štai čia. Turim tokį jau didesnių talpų rinkinuką, 1,5 litro rožinę gertuvę ir 750 ml irgi sandarų užsukamą buteliuką, kurį puikiausiai galėsite ar į dviračio laikiklį įsidėti, ar į kuprinę įsimesti, ar su savim pasimti kur nors gėrimą, ar šaldytuve įsidėti, gal jūs laikot kažkokį tai gėrimą šaldytuve. Pusantrinė gertuvė, jinai turi tokį kaip ir vožtuvą, kurį atsidarius labai patogu pilti, tai su jie netgi smagu serviruoti vandenį į stalą, sultis į stalą, netgi per kažkokią tai šventę. Papildomai galima įsigyti rankinėlę, kurią galėsite prisitvirtinti, jeigu jums patogiau pilti tokiu būdu. Taigi, įsigijant 1,5 litro gertuvę, 750 ml, jūs gaunate dovanų. Na ir gražus, spalvingas, nepamirškit, kad ne už kalnų Velykos, tai mes netgi galime Velykom vaikam įsigyti tokius buteliukus, pripilti saldainių, kokių nors skanėstų ir turėsime puikią dovaną mūsų mažylę. Iš tikrųjų, šitie buteliukai yra labai patogus. Sakyčiau, jie yra mano patys mėgstamiausi ir aš tokį būtent visada turiu rankinėje. Jie yra tiesus keturkampiai, labai lengvai plaunami, labai lengvai prižiūrimi. Ir jeigu jūs mėgstate keliauti, skraidote lėktuvu, visada eidami į lėktuvą turėkite tuščią buteliuką. Kai praeisite patikrą, prisipilsite iš krano vandens ir skrydžio metu ar prie skrydį jūs turėsite puikiausią vandenį savo gertuvėje. Bet kur persėdant irgi yra, arba galima prisipilti iš krano vandens, arba netgi yra specialūs tokie kraniukai, iš kurių galite prisipilti vandens. Tuo pačiu sutaupysit labai daug pinigų, nes paprasčiausias 0,5 litro buteliukas oro uoste kainuoja apie 2 eurus, o šio mėnesio pasiūlymuose už 4 buteliukai kainuoja tik 16 eurų, taigi vienas buteliukas tik 4, tai tokius buteliukus gali turėti kiekviena šeima, dėti savo vaikų į mokyklą, turėti savo rankinę, turėti savo krepšį, turėti savo mašinoje. Rekomenduoju šį šiaunų pasiūlymą. Nagi keliaujam toliau, apie gėrimus mes jau pakalbėjome, o dabar pakalbėkime apie užkandžius, nesgi kokie gėrimai be užkandžių. Ir štai šitoj pusėje jūs matote nuostabiausių spalvų 3 dydžių dubenėlius. Štai šitie yra 1,5 litro, 3 sandarūs dubenėliai po 1,5 litro skirtingų spalvų su 100% sandariais dangteliais, kurie tikrai pravers jūsų buityje ir jūsų ūkyje elementariausiai, ar marinuotai mėsai, ar varškiai, ar mišrainiai, ar raugintų agurkų likučių, ar raugintų kopūstų, ar netgi braškiam susidėti, sudėjot, uždarėt, išleidot orą ir jūsų dubenėlis uždarytas 100% sandariai. Tokį jūs galite laikyti šaldytuve arba vežtis kažkur, tai tokių dubenėlių labai gražu iš karto serviruoti, jis gražus, spalvingas. Ir jeigu prisiminsit vėlgi, kad Velykos ne už kalnų, čia galima prikepti ar savo sausainių, ar savo bandelių, ar pirktinių dalykų pridėti gražiai supakuoti ir jūs turite netgi 3 spalvingas gražias dovanėlės. Lygiai tokių pačių spalvų yra ir kitų dydžių dubenėliai, tai jūs galite komplektuoti juos tarpusavyje ar vienos spalvos, ar maišyti spalvas ir sukurti gražias dovanėlės ar savo puikiausiai naudoti namuose. Kai dubenėlių nenaudojate, jie puikiai susideda vienas į kitą ir tokiu būdu jie neužims daug vietos.
Taigi turim pusantrinius su sandariais dangčiukais ir dar ko nepaminėjau, štai čia yra toks įsikišęs sijonas, kai jūs įdėsit kurį krepšį, sijonas neleis atsidaryti dangtelį netyčia krepšyje. Šonai dargi dubenėlių yra matiniai, taigi jūsų dubenėlis ne taip greit susiraižys, o priekyje langeliai yra skaidrus, kad jūs matytumėt, kas įdėta į vidų. Taigi 3 pusantriniai už puikią kainą, tada 3 po 300 ml, nes dažnai mums reikia įsidėti kažko nedaug, pavyzdžiui, riešutų, ar mišrainės, ar kažkokį kitą užkandį, arba likutį padėti į šaldytuvą, arba vaikui į mokyklą įdėti, ką nors užkasti. Taigi turim 3 po 300 ml ir turime dar mažesnius 3 po 200 ml, lygiai taip pat ar likučiam, ar užkandžiam, ar kažkokiem prieskoniam susidėti jūsų spintelį. Taigi turime 3 šaunius rinkinukus skirtingo tūrio ir turime dar vieną rinkinuką Click to Go, kur 3 spalvingos dėžutės sujungtos tarpusavy ir sujungtos vienu lankstuku, 3 dėžutės po 880 ml. Viskas labai lengvai išsiardo ir labai lengvai susirenka. Mes nuimam rankeną, atkabinam knipsius, galima atjungti atskirai kiekvieną dėžutę. Taip, dėžutės turi sandarius dangtelius, kaip minėjau, 880 ml tūrio. Jas galite nešti sujungę 2, galite neštis tik tai vieną, pavyzdžiui, va netgi užsidėjot lankstuką ir puikiausiai galite neštis tokiu būdu. Arba galite sujungti visas 3, va taip klik ir susijungia ir keliauti su gražiu tarsi rankinuku ar kažkur tai į gamtą, ar padėti į šaldytuvą, ar neštis į kokią iškilą ir į svečius ar kažkur tai kitur. Taigi turime dubenėlius, turime sujungtus dubenėlius, turim štai čia šaunius rinkinukus, bet pavasarį mesgi ką darom, valgom daugiau daržovių, nes norim daugiau pasirūpinti savo sveikatą, savo figūrą, nes mūsų kūnas įsilgęs daržovių ir mes turime 2 didelius indus skirtus laikyti daržovę. Turbūt daug kas girdėjęs apie mūsų vensmartus, kad jie dugne turi bangeles, mes nuplaunam daržovės, jas čia sudedam, vandens perteklius nubėga tarp bangelių, jisai garuoja, inde susidaro drėgmės terpė ir mes jas netgi vadinam tokias kaip daržovių sanatorija, nes tos daržovės, kurios pavytė ir pasiraukšlėja, čia atsigauna ir tampa kietos gūždančios ir labai skaniai valgomos. Čia galite laikyti tiek šakninės daržovės, tokias kaip morkos, burokai, salierai, arba galite laikyti ir lapines įvairiausias salotas, tiek rukolą, tiek špinatus, tiek kitas gležnas salotas. Kaip minėjau, nuplaunam, sudedam, uždarom dangtį ir dedame į šaldytuvą. Ir viršuje dar yra toksai reguliatorius ir ant kiekvienos dėžutės yra lentelė. Pasirodo, vienos daržovės mėgsta kvėpuoti, kitos daržovės mėgsta mažiau kvėpuoti, o kitos mėgsta mažiausiai. Jeigu tai pasižiūrėt pagal teoriją, tai daugiausia kvėpuoti mėgsta tas, kas auga aukštai, tas, kas auga palei žemę, mėgsta kvėpuoti mažiau, o kas auga po žeme, jos įpratę, kad ten nėra deguonies ir jos mėgsta kvėpuoti mažiausiai. Taigi štai šitų vožtuvų jūs būtent ir reguliuojate tiek, kiek patenka oro į jūsų dėžutę. 6 litrai ir 9,9 litro Vensmartai, spa ar sanatorija jūsų daržovė. Taigi daržovės. Jeigu turim daržovės, jas smagu kažkaip susipjaustyti. Ir šį mėnesį taip pat turime pasiūlymą Spidimando. Tai yra įrenginys, kuris pjausto labai plonai, tokiom plonom riekutėm. Ir turi štai tokią va dėžutę, kurią plaunant jūs galite nuimti. Kai išplovate uždėti, pavyzdžiui, subėrėt ridikėlius, čia skirta mažom daržovėm. Jeigu norit mažom, tą dėžutę labai patogu. Į dubenėlį tiesiai susipjaustėt ir turit puikiausias permatomų ridikėlių salotas. Supjaustėt česnaką, dedat ar į kepinę ir dedat ant duonos ir valgot skaniausią sumuštinį. Agurkėlį supjaustėt, morką supjaustėt, imbierą supjaustėt, grybukus supjaustėt, riešutų supjaustėt, šokolado drožles gražiausias padaryti. Tobulas įrenginys, paprašykite savo demonstruotojo, kad jisai jums pademonstruotų ir pažiūrėkite filmuką, yra tikrai labai šaunus filmukas, kuris parodo, kaip mes viską su juo galime tobulai supjaustyti. Na ir jeigu mes nepjaustom daržovių, mes jas puikiausiai galime susitarkuoti ir mes turim tarką su dėžute. Dėžutė tokia labai panašiai į silkinę, žinau, kad daug kas mėgsta joje laikyti, kai netarkuoja netgi silkę. Ir tarka mūsų yra dvi pusė. Vienoje pusėje yra tokia smulki burokinė, kitoje pusėje yra morkinė. Viena pusė tarkos dedasi ant dėžutės, todėl jeigu mes, va čia dabar mano užsidėta burokinė, jeigu aš norėčiau morkinės, man reikėtų išimti geležėlę ir ją perversti kitą pusę, uždėti paprasčiausiai ant tarkos, trakšt, ir galiu tarkuoti
kitą pusę. Štaigi, kai sutarkavau, pavyzdžiui, sūrį, galiu uždengti dangteliu ir dėti į šaldytuvą. Na ir dar štai čia jūs matote kažką labai gražaus spalvingo ir jau kvepiančio tikrai Velykom. Mes turim velykinę apvalią dėžutę, 1,5 litro talpos, tai yra iš Optimum serijos kaip ir dovanėlė šeimininkiai, su sandariu dangteliu irgi su silikoniniam talpinėm. Ir tai gali būti jūsų namų puošmena velykiniam stalui, arba gali būti šauni kažkam dovana, jūs galite čia pridėti kiaušinių ar kitų kepinių, o jeigu norit kitų kepinių, tai nepatingėkit ir iškepkit sausainius, štai va tokius va velykinius, su stampukais įspaudę, ir juos puikiausiai padekoruokit ir turėsite gražiausius velykinius sausainius. Na ir kažkodėl Velykos visada dera labai su geltona spalva. Ir mes turim šaunų velykinį rinkinuką, tuos velykinius pasiūlymus bus galima įsigyti tik 2 paskutinės kovo savaitės. Turime 750 ml gertuvę butelį su papildoma atsidarančiu vožtuvu ir didelę talpę sumuštinių dėžutę, ar užkandžių dėžutę, ar šaldytuvę laikyti įvairiausius likučius skirtą dėžutę. Tai štai tokių šaunių pasiūlymų mes turime puikioje brošiūrėlėje ir ant štai šito stalo, su kuriais jūs supažindins visi demonstruotojai savo šauniuose vakarėliuose. Bet mes turim ne tik tai, mes turime naują pavasaris vasarą Tupperware katalogą, kuris iš tiesų labai toksai, koksai pavasarinis ir vasarinis, su gražiom spalvom, su puikiais pasiūlymais, jau netgi viršelis kvepia pavasarį. Taigi, šauniųjų vakarėlių ir iki susitikimo juose.